telefonų. Su kokiam didžiausiam problemom turi savo karjeros pradžioje? Karjera tai means turbūt po akademijos, sovietmetis gilus. Nu, kokios problemos? Pirmiausiai, nebuvo problemų. Ne, problemų buvo, be abejo, nes kaip ir bet kuriam jaunam žmogui iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtinga atrasti savo kažkokį tai kelią. Iš tikrųjų, ką daryti, kaip daryti. Ar visus čia užsakymus imti visi, kas į tai duoda, ar mėginti atsirinkti, ar galiausiai ar turi laiko atsirinkti, ar turi galimybės atsirinkti. Ne. Turbūt tokio identiteto problema be abejo, nes niekas tavęs nežinojo, manęs nežinojo, sakykime. Nežinau, ar dabar kas žino. Šiuo atveju, tam, kad pelnyt duoną, turi vis tiek susikurti tam tikrą rinką aplink save. Ir tie dalykai be abejo ir dabar aktualūs. Jau mąstytum kategorijam rinką? Jo. Galbūt ne rinka, gal tiesiog reikėjo, kad surastų tave tie žmonės, kuriems reikia paslaugų. Aš tikrai skiriu akademinis požiūris ir socialistinis jau toks, jau kai išėjai su klientais, pavyzdžiui, tų laikų ar iš vis neteko susidurti? Teko susidurti, bet dažniausiai būdavo bent iki to laiko, kol reiškia viskas sugriuvo ir atsirado nauja realybė, buvo šiek tiek kitaip. Labai dažnai būdavo, kai šiais laikais, sakysime, reklamos agentūroje dizaineris neprieina prie kliento. Labai panašiai būdavo ir tais laikais. Sakysime, buvo pramonės ir prekybos rūmai, kuriuose buvo reklamos skyrius. Dekoracijų skyrius irgi būtų gerai. Bet ten buvo renkami tiesiog nemažai pramonės įmonių, visokie, iškai, ten tarybiniai ūkiai ir visą kitą, jie žinojo, kad jie buvo, sakysime, tų pramonės prekybos rūmų nariai. Ir pramonės prekybos rūmai savo klientams, savo nariams teikė paslaugas. Visas reklamos skyrius būtent ir užsiminėjo, organizavo visokius ten konkursus ir plakatus kūrė. Vienu žodžiu, tą poreikį mėgino patenkinti. Tai va, tai tada irgi būdavo taip, kad gaudavo užsakymą, atneždavo, reiškia, meno tarybą, kuri atlikdavo iš tikrųjų netgi užsakovo funkcijas, atrankos prasme, darbų atrankos. Reiškia, atrinkdavo iš 5 vieną geriausią ir sako, dabar mes šitą pasiūlysime mūsų užsakovui, klientui. Ir viskas. Netgi klientas neturėdavo galimybės pasirinkti. Nebent, būdavo kažkokie konkursai tokie skelbiami, pavyzdžiui, prekių ženklams sukurti. Tai tada komisijoje dalyvaudavo ir klientas, bet labai dažnai būdavo jo norus neatsižvelgiama. Mūsų komisijai labiausiai patinka tas ar tas ženklas ir, pavyzdžiui, ir viskas. O sunkiau apsiginti būdavo prieš komisiją negu per apžiūras? Ar nereikėtų iš vis nieko gintis? Per apžiūras kokias? Sakykime, akademijoje būdavo, ar institute apžiūros kažkaip reikėdavo, ar nereikėdavo, pasakykime, diplominis darbas, reikėjo kažką pasakot. Be abejo, bet matai, čia vis tiek reiškia būdavo realybės imitacija, tie diplominių darbų gynimai. Siek, jeigu tu įdai iki diplomo, tai jau labai sunku, reiškia, per gynimą neapsiginti. Tai bet, vėlgi, reiškia, tos problemos būdavo jos šiek tiek kitokios iš tikrųjų. Dabar vėlgi galbūt ir netgi sunkiau yra iš tikrųjų save rasti. Nes vėlgi, reiškia, labai daug galimybių, labai daug įvairovė plati, reiškia, labai daug pareikalavimo yra. Reiškia, pradedant video, baigiant paprastuoju to dizainu, sakykime, grafinį dizainą ar dar kokį nors. Reiškia, tai vėlgi gana sunku save štai specializuotis. Antras, kokia yra arba buvo svarbiausia pamoka, kurią išmokai būdamas dizaineriu? Kažkokias savo tiesas? Tiesa yra ta, kad bent man dizainas ir tam tikri gyvenimo dalykai labai dažnai susipynę būna. Ir susijungia. Iš tikrųjų, sakysime, pavyzdžiui, aš neturiu hobio, kaip po tokio, ne? Bet man dizainas hobis. Nes labai dažnai, reiškia, dirbdavai nuo ryto iki vakaro
su įvairiais klientais, įvairiais užsakovais ir iš tikrųjų nebelieka sugalvoti kažką tokio nieko bendro su dizainu neturinčio. Iškia, pirmiausia, laiko prasme ir kitas dalykas, kad mane tie dalykai, įtraukdavo. Ir įtraukia dabar. Man galbūt netgi užtenka tiesiog turėti kažkokią, šiaip pailsėti kažkur ir tiek, nuvažiuoti prie jūros ar ten pagrybauti ir to užtenka. Ta prasme, visiškai nebūtinai turėti kažkokią tai hobį, kuris tave persekioja visą gyvenimą. Pašto ženklų rinkimas, fotografavimas arba žvejyba. Tai ta prasme, būtent gyvenimas su dizainu arba dizaino gyvenimas labai dažnai susipina aplamai su to gyvenimu, kurį gyveni. Ir čia turbūt viena, galbūt tai ir ne pamoka daugiau tai yra tam tikras išvada rimta, kurią padariau remdamasi savo patyrimu. O tai gerai ar blogai? Kad įtraukia, kad tavo vienintelė meilė, kur viskas priklauso nuo to, kaip jautiesi. Jautiesi? Jeigu, sakykime. Ok, trečias. Kas šiuolaikinio dizainerio Lietuvos dizainerio tavo nuomonė yra gera ir kas yra bloga? Koks tavo požiūris į šiuolaikinį mūsų supantį dizainą? Lietuvoje turime šiuo atveju. Gal grafinį dizainą? Jo, iš tikrųjų Lietuvoje dizaino situacija yra tokia, kur vienu sakiniu negali pasakyti, negali jos apibrėžti. Kartais atrodo, kad to dizaino nėra. Visiškai, o kartais atrodo, kad jisai yra labai reikalingas ir jisai yra kiekviename žingsnyje. Būtent turbūt Lietuvoje dabartinėje situacijoje grafinis dizainas, sakytume, vis tik tai yra tokioje kūdikystės stadijoje. Aš turiu omeny ne pačius grafinio dizaino rezultatus, bet aplamai patį procesą ir poreikio kokybę. Vis tik tai grafinio dizaino dalykai labai glaudžiai susiję su aplamai vizualinės kultūros klausimais. Ir sakyčiau, Lietuvoje vizualinės kultūros lygis nėra aukštas. Aš kalbu apie žmonių poreikį matyti įdomesnius, kitoniškesnius dalykus. Dabar vis tiek yra formuojamas, galbūt ir aplamai, daugybėje gyvenimo sričių yra formuojami būtent tam tikri stereotipai ir tam tikri standartai. Va šitas yra gerai. Ten Sony prekinis ženklas yra gerai, arba Maximos ženklas yra gerai. Visi kiti dalykai, kurie turi kažko panašaus į tai. Tai yra atmetama. Ta prasme, kad visuomenėje nėra tokio ryškaus poreikio turėti kažką kitokio. Patys žmonės nėra labai kūrybiški. Jie labai dažnai savo išprusimo lygmenį tiesiogiai, taiko tam, ką jie užsako. Ir ta prasme, dizaineriui iškyla vėlgi dilema, kiek jisai gali, kiek jam reikia pasikliauti tais dalykais ir kiek jisai turi susitaikyti. Ar jisai gali sau leisti pasakyti, kad mes su jumis nesusikalbame. Ir aš nenorėčiau toliau bendradarbiauti, nes... Toks paradoksas gaunasi, iš vienos pusės lyg tai reikėtų išsiskirti, bet iš kitos pusės visi nori neįsiskirti. Kažkoks tai toks susiniveliavimas. Nors tik visą reklamą kalba būk savimi. Būtent, matyt, čia ir yra tas mūsų rinkos ir žmonių, kurie veikia šitoje rinkoje, rinkos sąlygomis. Problema, kad tie žmonės vis tik tai dar labai standartiškai, labai šabloniškai masto. O tas išeina vėlgi iš to bendro neužtikrintumo, kas yra gerai. Žmonės nesistengia sukurti savo vertinimo mastelį, savo vertinimo kriterijus. Mass media labai daug prie to prisideda, prie tų standartinių šablonų įdiegimo. Kaip susitvarkai su verslininkiškąja dizaino pusė ir turi kokį nors verslo išsilavinimą? Vis tiek daugelį darbų turbūt ateina ir individualiai, ne kanalais, tai yra nebūtinai per firmą. Tai kaip tas business side of design?
Dizainas verslas, aišku. Tai yra dizaino verslas ir yra dizainas verslui. Tai yra labai gerai, nes dizaineriai gali iš to gyventi. Nes jų poreikiai yra, jų pasiūlymai yra reikalingi, nes verslas, pramonė, bet kokia industrija be dizaino negali žengti nei žingsnio. Aš neturiu verslininko išsilavinimo jokio, bet labai dažnai vadovaujuosi tokiom bendrom žmogiškosiomis tokiamis koncepcijomis. Reiškia, kaip tu turi pateikti savo darbą, ne, kad jisai būtų priimtinas tavo užsakovui. Kaip tu turi bendrauti su juo, kaip turi bendradarbiauti. Be abejo, tai yra tam tikras ne mokslas, dalykai pagrįsti tam tikrą patirtimi ir bendrais kultūriniais dalykais. Čia galbūt labai dažnai dizaine yra svarbu ne verslininko gyslelė, bet galbūt diplomato arba derybininko arba tiesiog sugebėjimo įtikinti. Ar ne? Ir paveikti, galbūt netgi papirkti gerąją prasme. Reiškia savo asmenybę, savo išsilavinimu šitoje srityje ir savo išsilavinimo savo dizaino patirties perleidimu į tos bendražmogiškus dalykus. Tas turbūt yra labai svarbu. Taip, galim sakyti, kad tai yra daugiau kompromisas, tu sieki kompromiso, pasieki kompromisą, negu tu sugebi įtikinti savo tiesom. Tai yra daugiau kompromisas. Čia atskirų atvejų klausimas. Tai yra. Bet taip, kad tu sugebi įtikinti visai. Be abejo. Kitą kartą net nereikia įtikinėti, tiesiog užsakovas pasitikė tavimi. Nors tai būna labai retai. Kaip pritraukia naujus klientus? Yra standartiniai klientų pritraukimo būdai, sakysime, reklama per televiziją. Ir yra nestandartiniai būdai, tai yra vėlgi žmogiškieji santykiai. Iš lūpų į lūpas dizainas ir dizaineriai kaip tokie yra sociumo dalis. Sociumo dalelės ir jie labai dažnai turi susikurti savo aplinką iš įvairių sričių žmonių, juos padaryti savo draugai arba ne draugais, bent gerais pažįstamais, su jais nuolat palaikyti santykius tam tikrus ir per tai ateina klientai. Tai be abejo, tai yra galbūt, sakysime, šiek tiek archaiškas veiklos būdas, bet jisai labai dažnai pasiteisina. Kokia yra sunkiausia buvimo dizainerio pusė ir kokia geriausia? Be abejo, geriausia pusė yra tai, kad šita profesija leidžia pajusti tam tikrą sėkmės džiaugsmą, pasitenkinimą. Pasitenkinimą, kai pirmą padarai kažką iš tikrųjų tai, kas tau labai patinka. Ir tada yra smagu, yra malonus jausmas ir kita maloni to paties dalyko pusė, kai tas pats daiktas, kuris tau patinka ir kažkam kitam. Tada, reiškia, yra toksai pasitenkinimas savo veiklą, savo profesiją. O be abejo, blogosios pusės yra tada, kada atrodo gerą dalyką nepriima arba atmeta. Ir tada, reiškia, jauti, iš pradžių aš labai dažnai jausdavausi nepasitenkinimą savimi, bet matyt, su amžiumi ateina tas dalykas, kai pamatai, kad tie žmonės, kurie atmeta tos, reiškia, mano projektus, jie labai dažnai tiesiog, turi, sakysime, menkesnį supratimą apie tai, ką jie atmeta. Ir tada aš tiesiog pagalvoju, kad tie dalykai jau yra už mano kompetencijos ribų, aš negaliu tų žmonių išauklėti, tiesiog praeis 5 arba 10 metų ir tie žmonės į tos dalykus žiūrės kitaip. Kitiems dizaineriams galbūt tada jau bus lengviau. Ledlaužis. Jo, sakykime.
Ar svarbu šiuolaikiniam dizaineriui turėti savo dizaino filosofiją? Kūrybinę? Ta filosofija, vėlgi, reiškia, jinai grindžiama labai, jinai sintetinis toks dalykas. Reiškia, aišku, reikia turėti tam tikrą filosofiją, tam tikrą įvaizdį, tam tikrą savo brandą kaip po tokią. Ir jį tą brandą palaikyti. O kaip tai pavadinti, ar filosofija, ar žinomumu, Etika. Ar etika, tai vėlgi, reiškia, yra labai, ta prasme, tie dalykai susiveda į veiklos kodeksą tam tikrą. Galbūt ir etikos kodeksą. Bet filosofija matyti, reiškia, būtent keliais aspektais. Kaip tu tą filosofiją pateiki verslui, kaip tu pateiki savo kolegoms, kaip tu pats vadovaujasi tą filosofiją, reiškia, gyvendamas dizaino pasaulyje. Bet filosofija kaip po tokia nėra blogai. Kokie yra charakteringiausi šiuolaikinio dizaino bruožai, čia jau turimas omeny globalinės, kažkokios tendencijos pasaulinėme lygyje, europinėme lygyje, į ką mes orientuojamės, ką mes stebime, kas mūsų įtakoja? Nu, gana sudėtinga apie tai spręsti. Ar seki vis tai, kas darosi aplinkui? Nu, seku be abejo. Tik tai vėlgi, reiškia, yra labai sudėtinga tose didžiuliuose, reiškia, informacijos sluoksniuose išrinkti iš tikrųjų tai, kas yra būdingiausia. Čia, reiškia, vis tik tai yra studijos klausimas. Galbūt dažnai, pavyzdžiui, man patinka dalykai, kurie nėra esminiai, sakysime, tose procesuose. Bet iš tikrųjų galbūt būtent tai ir yra esminis dalykas, kad nėra kažkokio dominuojančio bruožo, reiškia, ar kažkokio tai dominuojančios charakteristikos, kur mes galėtume pasakyti, va, šitas dalykas dabar yra labai, reiškia, madingas. Vėlgi, tai nėra tai. Iš tikrųjų, pats verslas, jisai labai yra aktyvus, labai mobilus. Aš kalbu apie verslą, kuriam tarnauja dizainas, dizaineriai, grafikos dizaineriai. Ir labai dažnai tas verslas būtent ir diktuoja, reiškia, keitimosi taisyklės. Reiškia, yra atliekami tyrimai tam tikrai, reiškia. Sakysime, labai paprastas ženklas galbūt dabar nebeintriguoja, galbūt reikia sudėtingesnio, efemeriškesnio galbūt dalyko, gal reikia to, ko dar niekas nematė. Ne, yra verslo sričių, kur riziko pateisinama yra. Tai vėlgi sakyti, kad taip tiesiog nuspręsti, reiškia, kad tai yra svarbu, tai yra nesvarbu, negalima. Nors iš kitos pusės galbūt galėtum daryti kažkokias tai bendras tokias įžvalgas, kad vis tik tai pasaulis labai vizualizuojasi, vis daugiau informacijos būtent pateikiama ne per tekstą, bet per vaizdą. Ir ta prasme mes esame geroje padėtyje. Taip. Kokį vaidmenį tavo darbe vaidina kompiuteris? Kiek jis svarbus, kiek jis nuo pat darbo pradžios, ar kažkokį tam tikrame etape įsijungia, ar tu pradedi iškart dirbti? Yra dizainerių, kurie iškart šoka prie kompiuterio nuo pat A iki Z. Nu, man kompiuteris yra tiek pats svarbus, kiek duobkasiui kastuvas. Turbūt, nes tai yra pagrindinis instrumentas. Kartais man smagu, reiškia, kartais aš pasilgstu kompiuterio kaip tokio būdo, saviraiškos būdo galiausiai, priemonės saviraiškos. Vėl labai sintetinis dalykas, reiškia, tas pats internetas, reiškia, be kompiuterio yra neįmanomas. Automatiškai tu įeini į tam tikrus informacijos klodus, kurie tau reikalingi kasdieną, profesiniai veikloje. Tai reiškia, tai lygiai taip pat, kurį laiką aš ir žurnalą pasiėmiau, bet daug paprasčiau, ko gero, tai padaryti internetu. O be abejo, tai yra galinga priemonė. Nuo kelintų metų dirbi kompiuteriu? Pirmasis kompiuteris, kurį aš pradėjau maigyti, tai buvo 386 PC. Tai buvo turbūt kokiais 91 metais galbūt. Nu, atsimenu labai gerai, kad tas kompiuteris negalėdavo, dirbant su PageMakeriu, negalėdavo padaryti negatyvinio šrifto. Labai reikėjo. Jo, kartais reikėdavo. Bet
reiškia, kompiuteris yra neišvengiamas. Kur sėmėsi įkvėpimo? Ką pavadintum savo mokytojais? Įkvėpimo turiu minimų. Gali būti bet kas. Knygos, kinas, teatras, koncertai, muzika, žmonės, gamta. Labai įvairiai. Tas įkvėpimas yra toksai, reiškia, vėlgi labai neapibrėžtas dalykas. Kai turi tam tikrą idėją, kurią reikia realizuoti, arba, sakysime, tokį socialinį užsakymą, pradedi galvoti, kaip tai galėtų įvykti, kaip tai galėtų būti vizualizuota. Ir labai dažnai tai gali ateiti, sakysime, per tos pačius, reiškia, žurnalus. Gali būti, kad aplamai tokį bendrą tokį pasikrovimą, kūrybinį, tokį atsiranda tam tikras azartas, kai pamatai įdomius dalykus. Reiškia, tada, reiškia, kažkiek tai sujudina, reiškia, smegenis ir iššūkia tokias kūrybinės kibirkštis. Tas dalykas gali būti, kad tiesiog darai vienus dalykus, ne, o vis tiek pasąmonėj galvoji apie tavo tą, reiškia, problemą. Ir atsiranda kažkokie tam tikri sprendimai netgi iš aplinkos. Vieną kartą man reikėjo padaryti apie Daniją, Danų kultūros dienom reklaminę kampaniją. Tiesiog, reiškia, pradedi galvoti, kaip Danija Lietuvoje, Lietuva Danijoje, kas tarp Danijos ir Lietuvos bendro. Paskui, reiškia, gal jūra, nes ta pati jūra, ne? Paskui buvo prie jūros žiūrų tokie smagus akmenys, kur, reiškia, tai galbūt ir Danijoje yra tų akmenų, reiškia. Tai yra, reiškia, tas kūrybinis, reiškia, tas vyksmas, kūrybinis procesas, jisai labai dažnai būna visiškai neapsąlygotas, dažnai ir nieko, išskyrus pastangą sukurti tam tikrą, atrasti tam tikrą realumą. O jeigu kalbėtų apie dizainerius, mokytojus ar asmenybės dizaino pasaulyje, tai dažniau turbūt galime asocijuoti, aš asocijuoju tam tikrus žmonės su tam tikrais jų darbais, kurie yra, sakysime, vienoje ar kitoje srityje lyderiai. Nu, sakysime, man yra nepralenkiamas Otvalas Aicheris su savo vizualinių komunikacijų sistema Miuncheno olimpiadai. Tai yra tam tikras, reiškia, kertinis, reiškia, toksai faktas, kertinis įvykis, ir po to buvo labai daug įvairių variacijų, bet jeigu iš esmės žiūrėti, reiškia, tokia, reiškia, švarų informacinį produktą, tai jis yra nepralenkiamas. Lygiai taip pat ir kitose dizaino srityse, vizualinio dizaino srityse. Tai patys tipografikos, reiškia, tyrėjai, Wolfgangas Weingart. Tai yra kaip asmenybė ir tiesiog gali jo žavėtis kaip po tokiu, bet aš negaliu pasakyti, kad jo kūryba tiesiogiai veikia mano kūrybą. Tai yra, kartais būna labai skirtingi dalykai. Tiesiog jį priimi kaip tam tikrą artefaktą, jisai tau teikia tam tikrą malonumą. Kokį patarimą duotum jauniems pradedantiems dizaineriams? Nu, tai pirmiausia ir svarbiausia vis tik tai siekti kūrybinės laisvės. Negalvoti, kad kiekvienas darbas, už kurį mokami pinigai, yra geras darbas. Yra labai svarbu įsiklausyti į save, ar tu to nori, ar tu nenori. Galbūt kartais netgi ir atsisakyti darbo, kuris yra galbūt gerai apmokamas, bet jis nėra mielas. Kiekvienas dizaineris turėtų stengtis daryti maksimaliai individualiai, maksimaliai autoriškai, ne, maksimaliai atspindėti savo profesinius sugebėjimus. Ir bet kartu būti savimi. Šitas turbūt yra labai svarbu, nes dizainas iš tikrųjų tai yra labai socialinė kūrybos sritis ir labai dažnai kiekvienas užsakovas turi savo nuostatas ir reikia turėti tam tikros potencijos, turėti tam tikrą kūrybinį stuburą, nepasiduoti tom nuostatom ir turėti tam tikrą nuostatą, kad vat, aš esu profesionalas, aš žinau, ką darau ir tiesiog stengtis vis tik tai tą savo poziciją apginti. Tai yra labai svarbu. Nu ir paskutinis
klausimas, kuris neėjo čia, tai yra tavo pasaulyje žiūrėtimesnis, kas yra Beatlai ar Rolling Stone'ai? Jeigu reikėtų pasirinkti, kas yra tau artimiau? Turbūt aš pamėginčiau, reiškia, iš Beatlų išskirti tą romantiškąją pusę, o Rolling Stone'ų vis tik tai, reiškia, jų šitą gyvenimo sėkmės atvejį. Kad žmonės, reiškia, gyvi, dar gyvi ir dar groja. Bet vienareikšmiškai pasakysi, man, pavyzdžiui, Beatlai yra artimiau. Ne, negaliu pasakyti. Negali. Ne. Taip ir buvo pabaigta.